Ir dabar norėčiau pakviesti savo kolegę, sesę Akvilę, kuri šiuo metu yra labai užsiėmusi, intensyviai gerina skautų centro aplinką. Ir taip pat mes pasikviesime dar daugiau pačių įdomiausių, pačių geriausių ir pačių reikalingiausių mums žmonių, kurie dar daugiau pasidalins dar didesnėmis ir gražesnėmis mintimis apie naująjį skautatinklį. Taip. Taip, palauk. Ir dabar leisk man prisėsti. Aš kviečiu prie savęs brolį Algimantą, atsiprašau, Arūną Kemežį. Tai, ne, čia. Ir brolis Arūnas, kurio nikas skautatinklyje buvo Kemas, kiek prisimenu. Brolis Arūnas prisidėjo prie pirmojo skautatinklio kūrimo, taip pat prisidėjo prie naujojo skautatinklio koncepcijos ir taip pat užverbavo naujojo skautatinklio vyriausiai programerį brolį Donatą. Tai aš norėčiau paklausti brolio Arūno. Tu tikriausiai prisimeni, kaip prieš 7 metus atėjo mintis kurti skautatinklį. Ar prisimenu? Taip. Ne, tai žinoma prisimenu. Gal galėtum papasakot kaip? O tikrą istoriją reikėtų... Gal vis dėlto tikrą. Čia kažkaip griuvo. Nieko tokio. Detalės, nuo tokių minčių griuvo netgi pastatas. Taip. Tai skautatinklio idėja atsirado. Aš dabar netgi tiksliai nepamenu tikros tos istorijos, bet atsirado mums bekalbant, kad mūsų puslapis Skautai.lt yra visiškai pasenęs, neįdomus ir nieko gero nežadantis. Ir tada iš esmės kilo mums idėja padaryti kažką tai tokio, ko Lietuva dar nematė. Tai sukurti iš esmės pirmą socialinį tinklą jaunimo organizacijoms. Tai mūsų Skautai.lt buvo bandymas padaryti socialinį tinklą jaunimo organizacijai. Bet jeigu vieną žingsnį atgal žengiant, tai pati idėja kurti skautatinklį tai atsirado nuo Kernavės Tundo puslapio, nes Kernavės Tundo puslapis tuo metu buvo pats pažangiausias ir įdomiausias ir mes tiesiog pagalvojom, kad jeigu taip gerai pavyko su Kernavės Tundo puslapiu, kodėl nepadarius kažko įdomiaus su visai skautijai. Tai va tokia legenda, labai paprasta. Mes tiesiog norėjom padaryti kažką tai, ko niekas nebuvo padaręs. Supratau, o kaip manai, ar tu galėtum pasakyti, kad skautatinklis pakeitė Lietuvos skautiją kaip organizaciją? Visiškai. Labai pakeitė, nes jeigu rimtai kalbant, tai kokia problema buvo prie skautatinklį, kad vidinė komunikacija ir informacijos keitimasis organizacijai buvo pakankamai silpnas ir iš esmės vyko labai tradiciniam ir senom priemonėm, tai buvo elektroninis paštas, kažkoks naujienlaiškis ir labai pasenusios naujienos interneto puslapyje. Ką mes pabandėm padaryti, iš esmės tai padaryti naujienų srautą labai intensyvų, labai dažnai atnaujinamą, vienas dalykas, o kitas dalykas pabandėm padaryti, kad patys žmonės keistųsi informaciją, kad jie turėtų erdvę, kur keistųsi informaciją, dalintųsi ir viens kitam darytų. Iš esmės, ką mes tada padarėm, tai buvo tuo metu skautiškas Facebookas pasaulyje. Iš tikrųjų, jokių abejonių, tai buvo skautiškas Facebookas pasaulyje, nes niekur pasaulyje tokio dalyko dar nebuvo padaryta. Supratau. Tai mes galim tu didžiuotis. Pradžiškai pirmieji padarėm skautams Facebooką. Jėga. Ja. Tu ateis programeris pagrindinis, kuris programavo, jisai papasakos, kad tai buvo Facebookas. Pradžiškai Markas. Nuostabu. Tai ar lauki, kada skautatinklis bus atnaujintas? Ar lauki tos akimirkos? Aš nekantrauju, nes senas skautatinklis visiškai paseno. Jėga. Jisai tapo toksai, kaip kažkada tai buvo mūsų keičiamas puslapis. Tai visi, kurie dabar prisidėjo prie naujo skautatinklio, padarė tą patį darbą. Ir žinau, kad buvo labai nelengva, bet jie padarė tai, ką mes darėm prieš 7 metus. Tai iš esmės keitėm pasenusią dalyką ir keitėm naujom idėjom, kuriam tikėjom. Nuostabu, labai ačiū tau už pokalbį. Super, Jėga, ačiū tau labai, duok skautišką žaibą. Nuostabu, o dabar aš kviečiu mano kolegą brolį Karolį su broliu Algimantu Kuru, kuris kūrė pirmąjį skautatinklį ir gali papasakot apie jo kūrimo užkulisius galbūt. Sveikas. Labas. Tai ar negaila? Negaila ko? Pirmo skautatinklio. Ne, iš tikrųjų tai tikrai negaila, nes jau, aš manau, visi savo atidirbo ir atidirbo gerai.
Ir kaip ir kiekvienam projekte ateina laikas keistis, ateina laikas atsinaujinti. O gal gali prisiminti, kaip prieš 7 metus gimė ta pati idėja kurti skautatinklį? Nu, čia tik buvo panašus klausimas užduotas Arūnui Kemežiui, Tai taip, nes mes klausėme to pačio klausimo abiejų jūsų, kad jūs išdėstytumėt savo mintį apie tai. Na, pačioje pradžioje buvo Skautų LT puslapis pakankamai toksai nykus ir statiškas, jame nebuvo jokios informacijos, beveik ir buvo retai atnaujinamas. Tuo metu mes savo vienetę, tai Kernavės Tunte, pagalvojom, kad mums reikia kažkokios internete erdvės, kur galėtume bendrauti, kur galėtume skelbti savo naujienas. Ir susikūrėme savo vienetą, tai Kernavės Tunto Skautų puslapį. Ir taip žingsnis po žingsnio gavosi, kad Skautų LT puslapis, pagrindinis oficialus organizacijos puslapis, tapo nebelankomas. Ir visi skautai iš Lietuvos pradėjo eiti pas mus į Kernavės Tunto puslapį ir ten pas mus forume diskutuoti įvairiom temam, kurios netgi visiškai nebuvo susijusios su mūsų vienetu. Tai tokiu būdu ir sugalvojame, kad pats laikas yra sukurti kažką bendro, didelio, kad būtų erdvė visiems bendra ir ten galėtų žmonės keistis informaciją. Bet ar sunku sukurti tokią informacinę erdvę, virtualią erdvę, kur tarsi iš nulio visai organizacijai? Taip, buvo darbo, aišku, dirbam ilgai, bet rezultatas matėsi. Ir ar esi patenkintas naujoju? Dar nemačiau iš tikrųjų, negaliu pasakyti. Tai labai smagu, tai ačiū tau už pasidalintas mintis ir labai malonu. Nu, tai ir lauksime naujo skautatinklio.